Kaip manote, kokios yra akademinio nesąžiningumo priežastys? Labai akivaizdus studentų nenoras mokytis, negebėjimas mokytis ir infantilumas, jie iš tiesų yra be galo vaikiški. Jie įsivaizduoja, kad jie kažkaip pralis, o iš tiesų ką padaro, tiesiog sutraiško savo smegenis, ką mes po to matome, visi verkia, kad Lietuvoje bloga gyventi, tai kaip gali būti bloga, jeigu žmonės neišsilavinę ir buki. Kokios pasekmės lauks dabartinių studentų, kurie bus nesąžiningi ir žada nusirašinėti? Jokios nueis į darbo vietą ir gaus savo 400-500, nes darbdavys nusirašys jų algą. Ką nori, tą gauni, čiagi viskas, negi čia dabar auškinsi. O gal esate apgalvoję ir kokius būdus galėtumėt pasiūlyti, kaip turėtumėm kovoti su akademiniu nesąžiningumu? Aš manau, kad Lietuvoje gali būti maksimum 1,5 universiteto, čia tiesiog nėra tiek dėstytojų, kiek dabar čia yra priveista tų universitetų. Ir iš tikrųjų, jeigu būtų priimama, į universitetus priimami žmonės, kurie yra intelektualiai pajėgus mokytis, tai tos problemos labai sumenktų nusirašinėjimo. Kitas dalykas yra nepaprastai menki reikalavimai. Kai žmogui iškeliami normalūs reikalavimai, kai studentas yra gerbiamas ir gauna daug darbo, nes, iš tikrųjų, jeigu dėstytojas neduoda daug darbo, o tiesiog liepia pakartoti, tai jis tiesiog pasako studentui, tu antiek kvailas, aš tavęs taip negerbiu, kad šitas niekur neprašysiu. Tu tiesiog balvonas gatvėje. Tai jeigu su juo būtų gerbiami, tai ta situacija labai keistusi. Kitas dalykas, galiu pasakyti, kuo tas baigėsi visada, ir čia ne Lietuva, čia bet kur kokia situacija baigėsi kuo. Kada šalyje yra daug nusirašinėjama, kada studentai neinformuoja, vienas kabutėse neskundžia, nes čia neskundimas, neinformuoja, kad tas ir tas nusirašinėja. Tuo pačiu dėstytoju, nors puikiai žino, paprastai vietiniai tai visada puikiai žino, tai vieną gražią dieną tas, kuris būna pats prasčiausias grupėje ir labiausiai nusirašinėja, pasidaro aukščiausių viršininkų. Šitas dėsnis, jis čia aš net neironizuoju, čia yra tiesiog dėsnis. Šitas žmogus labiausiai lips per galvas ir mokės žaisti žaidimus. Jis bus jūsų viršininkas. Dabar atsisukite į bukiausią savo grupės vaiką, kuris dažniausiai nusirašinėja, ir pagalvokite, ar jūs norite pas jį dirbti. Ir tada tiesiog paskųskite, jeigu nenori. Juos tiesiog reikia laiku išmesti. Tai kaip paminėjot, tarp informavimo ir skundimo yra tikrai nemažas skirtumas, bet kodėl dauguma studentų tai traktuoja kaip skundimą, o ne informavimą? Todėl, kad kvaili. Aš ką ir sakau, infantilus. Šiuo atveju infantilumas tai yra vaikiški, taip, bet jeigu žmogui yra 18 ir daugiau metų, ir vis dar jis masto kaip pirmokas, antrokas, ir vis dar žaidžia su lėlėmis ir kareivėliais, tai aš sakyčiau, kad jis yra kvailas, taip. Dėl to ir neinformuoja, kas jau čia yra skundimas, tai čia kažkokia manipulacija, taip, O šiaip tai aišku yra paprasčiausias informavimas, nesilaiko žmogus, girtas sėda prie vairo, informuojam, nusirašinėja, informuojam, kaimynas muša savo vaiką, informuojam ir gyvenam kitokioje visuomenėje po 10 metų. Patinka šitą, man nepatinka. Klykia moteris už sienos, visi vaidina, kad negirdi, nes čia, gal myli, taip. Paskui vieną gražią dieną, tegul nenustemba, kad jo dukra sudaužys koks balvonas iki mirties. Ir verks kapinėse. Tai ar čia yra protingo žmogaus elgesys? Čia yra, kvailio elgesys. Tai jeigu šitokios standartai susikūrė, tai vieną gražią dieną reikia emigruoti. Ar pačiai neteko niekada nusirašyti ir būti... Aš iš tikrųjų mokiausi rimtose universitetuose. Iš tikrųjų netgi labai rimtose. Maskvos universitetas ir Oksfordas, tokie rimčiausi, ir Vilniaus universitete šiek tiek studijavau, bet jau tokiam vyresniam amžiui. Aš visada darydavau labai paprastą dalyką. Ruošdamasi egzaminui, tas 3-4 dienas, aš iš tikrųjų visada darydavau visais klausimais špargalkas. Aš nežinau, kaip pas jūs būna, bet pas mus būdavo iš karto pasakomi klausimai, ten 30, 40, 50 tų klausimų, iš kurių jau po to trauksi bilietą, mes paprastai žodžiu atsakinėdavom. Ir tada aš visada padarydavau iš pradžių labai didelius lapus, tokio A4 formato, kur labai visą klausimą savo surašydavau iš vadovėlių, šaltinių, ten iš visko atsakymą. Ir tada viską išmokdavau, o tada padarydavau tokius mažus atsakymus, kurie jau galėtų būti traktuojami kaip, ta paruoštukas, ar kaip ten visi, kurį nešiesi. Bet tiesą pasakius, man niekada jų nebereikėdavo, nes aš jau viską mokėdavau. Dabar aš iš tikrųjų, būtent špargalkų darimų ir mokiausi, todėl, kad kai tu darai špargalką, tai tu labai susistemini visas, viską tu sugalvoji, kas iš ko, kokios priežastys, kur, kodėl tas procesas taip vyksta. Mano moksle tas yra labai svarbu, priežastiniai ryšiai, kas su ko koreliuoja ir taip toliau. Tai aš iš tiesų savo gyvenime esu padarius kalnus šitų špargalkų. Ar esu naudojusis? Neprisimenu. Turbūt ne. Techniškai, kada tu padarai vieną kartą, o po to antrą kartą,
nu tikimybė jau nedidelė. Bet to, matot, mes egzaminus laikydom žodžiu. Aš raštu esu laikius egzamino, net nepamenu. Uždavinius, kažkokius spręsdavom. Tai tiek klausimų iš mūsų šiandien, gal norėtumėt kažką pasakyti studentam, kurie žiūrės šitą video? Aš labiausiai norėčiau, kad liktų mano paaiškinimas, kas atitinka, kai leidi šalia savęs nusirašinėti. Šitas žmogus pagal tą, kad duona visada krenta sviestu, šitas žmogus bus jūsų viršininkas. Suraskite savo grupėje kvailiausią, apžiūrėkite, ypatingai, jeigu dar taiko būti kokios partijos ten, jaunuoju konservatorium, socdemų, darbiečių, ten ką nors vietoj paskaitų, aš visada kaip dėsto tokius matydavau. Yra tie studentai, kurie tiesiog visuomenininkai, ten eina, daro dienas kokias nors, bet jie yra paskaitose. Bet tie, kurių nėra paskaitose, jie visą laiką kažkokį ūkinį veiklą vysto ten, visuomeninę, nu šitie taps viršininkais. Tai ačiū Jums už interviu, buvo malonu.